Labadiena, aš esu vyresnioji bibliotekininkė Aušra Januškaitė ir trumpai pristatysiu apie biomedicinos mokslų skaityklą. Tai bendras Klaipėdos universiteto ir universiteto ligoninės projektas, kurio tikslas teikti medicinos personalui prieigą prie aukštos kokybės patikimų ir mokslų pagristų skaitmeninių informacijos šaltinių, skatinti efektyvų jų taikymą klinikinėje praktikoje bei kelti moksliškumo lygį. Šiam tikslui biblioteka siūlo prieigą prie 30 tarptautinių mokslinės informacijos duomenų bazių. Visas šias duomenų bazes galima suskirstyti į 5 pagrindinės kategorijas. Tai mokslo žurnalai ir elektroninės knygos, kuriuose dominuoja pasaulinio lygio duomenų bazės, tokios kaip EBSCO, Sage, ScienceDirect ir kitos. Rekomenduojami patikimi atvirosios prieigos šaltiniai, mokslometrijos duomenys, tai bibliografinių duomenų bazės kaip Web of Science ir Scopus pateikiančios žurnalų ir autorių citavimo duomenys bei nuorodas į visateksčius dokumentus. Bei dirbtinio intelekto įrankiai, tai Scopus ir Scite, kuriuose nėra haliucinuojančios informacijos, nes visi atsakymai pateikiami iš tos duomenų bazės mokslinės informacijos šaltinių. Rekomenduojamos duomenų bazės apima platų temų spektrą, tai yra nuo chirurgijos iki traumatologijos, nuo radiologijos iki naujausių biotechnologijų ir 3D žmogaus atlaso. Pagal dokumentų rūšį ištekliai apima sisteminės apžvalgas ir metaanalizės, kurios yra aukščiausio lygio moksliniai įrodymai, klinikinius tyrimus, kurie padeda suprasti gydymo metodus ir jų veiksmingumą, gydymo gaires, duomenis apie vaistus bei įvairi vaizdinė medžiaga. Taigi, kodėl verta apsilankyti biomedicinos mokslų skaitykloje? Tai individuali ar grupinė konsultacija įvairiais mokslinės informacijos paieškos klausimais, specializuoti mokymai apie duomenų bazes, citavimo valdymo įrankius, laisva prieiga prie mokslinės informacijos, naujų biomedicinos išteklių pristatymai, mokslinės veiklos palaikymas, konsultuojant dėl tinkamų šaltinių pasirinkimo, bibliografinių įrankių, paieškos strategijos formulavimo ir kitais klausimais. Užklausas taip pat galima teikti ir nuotoliniu būdu, paskambinus nurodytais telefono numeriais arba elektroniniu paštu visą darbo savaitę. Taigi dėkoju Jums už dėmesį ir kviečiu aktyviai naudoti šios skaityklos paslaugomis.